Atleidimas gimsta iš supratimo, tačiau jis atsiranda tada, kai būtybė padaro šuolį už supratimo ribų. Atleidimas – tai tolesnė socialinės revoliucijos pakopa. Atleidimas – tai žaibas, kuris paleidžiamas, kai būtybė pasiekia Kristaus sąmonę. Tai tarsi kosminė šiluma, kuri ištirpdo formos pasaulio ribas ir sienas. Atleidimas leidžia pamatyti už visų formų slypinčią tiesą. Dar daugiau, jis leidžia įžvelgti ir taip susivienyti su tiesa. Egzistuoja didžiulė paslaptis, susijusi su atleidimo galia laiko atžvilgiu. Atleidimas yra veikiau įtraukianti, o ne besivystanti jėga, nes jis tiesioginė prasme ateina iš ateities į praeitį. Tai dieviškoji savybė, kuri nusileidžia į formos pasaulį. Nusileisdamas į žmogiškąjį pavidalą, atleidimas uždeda ranką ant visos žmonijos ir grįžta per laiką, įsiskverbdamas į mūsų kolektyvinę praeitį, išlaisvindamas energiją, kuri buvo įstrigusi ir sustingusi per eonus. Taip atleidimas keliauja visos žmonijos protėvių kraujo linijomis, ištirpdydamas genetinius blokus ir panaikindamas karminius prakeiksmus, kad ir kur keliautų. Štai kodėl atleidimo siddhi dažnai priskiriama prie stebuklingų gebėjimų, nes ji gali išlaisvinti karminę skolą, kuri sustingusi per ištisas kartas. Kai tokios skolos išlaisvinamos, tie, kuriuos jos gyvena, gali išgyventi netikėtas transmutacijas. Atleidimas nesivadovauja žmogiškaisiais įstatymais. Jis susijęs su senų skolų išsprendimu visais lygmenimis. Grynai individualiame lygmenyje visas žmogaus įsikūnijimo procesas grindžiamas karminės skolos sąveika. Kol nesumokėsite visų savo skolų, ypač per santykius, tol negalėsite išvengti inkarnacijos ir reinkarnacijos žaidimo. Atleidimas iš tiesų yra kolektyvinis reiškinys, todėl mes, žmonės, niekada nesugebėjome jo kontroliuoti ar suklastoti. Jis užklumpa jūs kaip netikėtumas ir jumyse atsiveria kažkas, kas anksčiau buvo užgniaužta. Tai tikrai stebuklas. Atleidimas, apie kurį žinome dabar, tai yra menkas šešėlis, palyginti su aukštesniuoju atleidimu. Grynasis atleidimas yra universali panacėja, kuri sklinda visomis kryptimis laike ir erdvėje. Tai galutinis atsakymas, kuriuo baigsis visi klausimai. Ir kai pirmoji atleidimo atomai pagaliau nukeliaus atgal į pačią laiko pradžią, kaip jau įvyko, pasaulis, kurį pažįstame, pradės tirpti. Kai viskas bus atleista, tada nebeliks paties atleidimo, o tik tiesa. Galutinė atleidimo paskirtis – nutraukti ryšį tarp praeities ir ateities, tarp juodo ir balto, tarp yin ir yang, galutinai nutraukti loginį paties erdvėlaikio audinį. Tikrasis atleidimas yra negailestingas, nes jis viską grąžina į ištakas ir yra grynojo sunaikinimo jėga. Galutinis atleidimo tikslas
iš tiesų yra padaryti galą pačiam formos pasauliui.